Labas rytas. Kaip ir kiekvieną šeštadienio rytą su jumis sveikinasi akademinio pasaulio naujienas skelbianti laida ir aš, Karolina. Nepamirškite, kad pirmadienį minėsime kovo 11-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Kviečiu tinkamai paminėti šią mūsų valstybei svarbią datą ir dalyvauti jūsų miestuose vykstančiuose minėjimuose. Na, o dabar pažvelkime, ką šiandien jums esame paruošę. Išvysite reportažą apie uostamiestyje vykusį Lietuvos studentų sunkiosios atletikos čempionatą, taip pat akimirkas iš sudokų galvosūkių sprendimo turnyro, kaip Klaipėdos universitete vyksta Platono akademija, pokalbį su Klaipėdos universiteto menų fakulteto dekanu Vytautu Tetensku bei švietimo ir mokslo viceministro Rimanto Vaitkaus mintis apie naująją studijų finansavimo ir priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarką. Tačiau pirmiausia, kaip visuomet, apžvelgsime trumpasias akademinės naujienas. Klaipėdos universiteto rektorius profesorius daktaras Vaidutis Laurėnas ir Baltarusijos valstybinio universiteto rektorius Sergej Ablameiko pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pagrindinis tikslas – plėtoti bendradarbiavimą mokslinėje, akademinėje ir kultūrinėje veikloje. Šia sutartimi numatomi studentų mainai tarp abiejų universitetų. Susitarta bendradarbiauti organizuojant mokslinius seminarus, konferencijas ir simpozijumus, rengti bendrus mokslinių tyrimų projektus, keistis informaciją apie mokslinių tyrimų rezultatus ir pasiekimus. Prieš savaitę Klaipėdoje vyko Lietuvos aukštųjų mokyklų sunkiosios atletikos čempionatas. Jame dalyvavo 9 Lietuvos aukštojo mokslo įstaigos. Stipriausių studentų titulą ir taurę pelnė Klaipėdos universiteto studentai 2012 m. Europos jaunimo čempionas Žygimantas Stanulis ir Aleksandra Stepanova. Klaipėdos universiteto studentai tapo čempionais visose svorio kategorijose, išskyrus svorio iki 56 kg. Joje laimėjo Panevėžio kolegijos studentas Ernestas Čirgelis. Prizinės vietas užėmę sunkiaatlečiai studentai pasakojo, neturintys ypatingos pergalės siekimo strategijos. Varžybose jie tiesiog stengiasi laimėti. Šį kartą tiesiog lūpti, kiek turi jėgų ir viskas, ir kentėti skausmą, nes skausmas buvo pečiai labai didelis. Bet tiesiog norėjau su už universitetą sudalyvauti ir pasisekė antrą vietą laimėti. Na, strategijos čia tokios labai ir pritaikyti nebuvo kam, nes priešininkai nebuvo tokie stiprus, kokio tikėjaus. Ir šiaip, nežinau, kaip čia pasakyti, strategija tokia kaip ir kiekvienų varžybų, kad stengtis pakelti kuo didesnį svorį. Surinkusi daugiau nei 3,5 taškų, Klaipėdos universiteto komanda tapo lyderė. Daugiau nei 700 taškų klaipėdiečiams nusileido Vilniaus universitetas. Lietuvos sporto universitetas liko trečias su daugiau nei 1500 taškų suma. 4. vietą užėmė antroji Klaipėdos universiteto ekipa, o 5. Aleksandro Stulginskio universitetas. Pirmąją pavasario dieną Klaipėdos universitete vyko diplomų įteikimo iškilmės pedagogikos fakulteto studentams. Bakalauro pakopos studijas sėkmingai baigė 57 studentai. Diplomai įteikti edukologijos, kūno kultūros ir sporto pedagogikos, psichologijos, socialinės pedagogikos ištęstinių bakalauro studijų programų absolventams. Pastarieji džiaugiasi atradę noro ir kantrybę sėkmingai užbaigti studijas Klaipėdos universitete. Visų pirma, tikiuosi, kad tai bus mano profesiniai srity, tai bus labai naudinga. O įsiminė tiesiog buvo tikrai labai puikūs dėstytojai, kurie labai padėjo, skatino ir buvo tikrai labai šaunus, palaikė visais studijų metais. Jie truko ilgai, buvo daug visko, gerų akimirkų ir blogų, bet tiesiog unikalus įvykis mano gyvenime, kadangi tai tokios studijas tik vieną kartą. Rankose laikydami apie universitetinės žinias liudijantį diplomą, daugelis absolventų planuoja dirbti pagal įgytą profesiją. Be abejo, norėčiau dirbti palei profesiją, tačiau jau kaip bus. Bet studijavau tam, kad galėčiau dirbti palei profesiją. Be abejo dirbti. Galbūt studijuoti magistratūrą, bet jau tikriausiai kitą, kadangi būtų platesnė sfera, daugiau žinočiau, kadangi kas liečia sportą, tai yra kūno kultūros ir sporto pedagogijos studijas, tai manau įgavau pakankamai žinių.
Iškilmių metu šventės dalyvius muzikiniu numeriu sveikino Klaipėdos universiteto pedagogikos fakulteto religijos pedagogikos ir psichologijos absolventas Algirdas Leonavičius. Visi norintys buvo kviečiami dalyvauti sudoku galvosūkių sprendimo turnyre Klaipėdos universiteto Sudokiada 2013. Kaip dalyviams sekėsi nepasimesti nelengvuose sudoku galvosūkių labirintuose, išvysite jau po akimirkos. Sudoku gerbėjai pirmadienį rinkosi Klaipėdos universiteto pedagogikos fakultete. Čia vyko sudoku galvosūkių sprendimo turnyras. Jo dalyviams buvo pateikta 20 užduočių, o joms išspręsti buvo skirtos 75 minutės. Galvosūkius parengė OHO kryžiažodžių žurnalo redakcija. Renginio organizatorius Mindaugas Kuras teigė, kad šis konkursas Klaipėdos universitete rengiamas pirmą kartą ir stebėjusi, kad net neprasidėjus išankstiniai dalyvių registracijai atsirado nemažai juo susidomėjusių. Iš viso užsiregistravo maždaug 15 žmonių, tai aišku, vieni paskui atsisakė, kiti įsitraukė, tai maždaug 15 žmonių užsiregistravo. Sudokiados 2013 dalyviai neslėpė, kad tai jiems nauja patirtis, todėl nusprendė nepraleisti progos ir sudalyvauti šiame galvosūkių sprendimo turnyre. Neteko niekada dalyvauti anksčiau jokiuose tokiuose projektuose ir net, man atrodo, niekas ir nerengia iki šiol to. Mokykloje mažai dalyvau tokiuose renginiuose, todėl pamaniau, kodėlgi aukštoje mokykloje kartą ar du, gal daugiau nesudalyvavęs. Sudoku galvosūkių turnyro nugalėtojų surinkusių 17 taškų tapo Klaipėdos universiteto kūno kultūros ir sporto pedagogikos pirmo kurso studentas Kęstutis Grikšas. Jam buvo įteiktas prizas fotoalbumas Klaipėdos universitetas Lietuvai jūrų valstybei. Kada paskutinį kartą ragavote tikros pagal specialų receptą gamintos žuvienės? Būtent jie paskanauti praėjusią savaitę kvietė Klaipėdos universiteto studentai. Žiemos pabaigą Klaipėdos universiteto studentai paminėjo, vaišindamiesi pagal specialų receptą ruoštą žuvienę. Prieš paskutinę vasario dieną vykęs žuvadienis jau antrus metus Klaipėdos universiteto akademinė bendruomenė džiuginantis renginys. Jį kasmet organizuoja Klaipėdos universiteto humanitarinių, gamtos ir matematikos bei sveikatos mokslų fakultetų studentų atstovybių nariai. Šiemet taip pat žvarbė trečiadienio popietę Klaipėdos universiteto miestelyje visi norintys turėjo galimybę paragauti studentų išvirtos žuvienės. Pasak sveikatos mokslų fakulteto studentų atstovybės pirmininkės Dovilės Kubiliūtės, tokių renginių tikslas išjudinti studentus. Šio renginio tikslas tiesiog suburti studentus šaltą žiemos dieną, pasišildyti, pavalgyti sriubos, paminėti tai pabaigą žiemos. Vaišindamiesi žuvienę, studentai džiaugiasi puikia organizatorių iniciatyva ir gyrė itin skanę sriubą. Didžiausias lepsės, tai kas virė šitą sriubytę, tikrai labai skani. Ir kadangi šiandien žvarbus oras, tai sušildė tikrai iš vidaus. Na, o auditorijų suoluose likusiems studentams žuvadienio dalyviai linkėjo nesirgti ir kitą kartą būti aktyvesniems. Linkiu nesusirgti, nes būtent šiltas gėrimėlis, šilta sriuba, ne tai, ką jūs galbūt valgote bendrabučiuose studentų, yra daug geriau negu pasėdėti suole, o pajudėti per pertraukas būtina. Nuo praėjusių metų rugsėjo Klaipėdos universiteto humanitarinių mokslų fakultete savo veiklą pradėjusi Platono akademija šiemet nenutraukė užsiėmimų ir 11-12 klasės moksleivius kviečia tapti šios akademijos nariais. Kuo ji naudinga, pamatysite ir išgirsite reporterės Ievos Augytės rengtame reportaže. Klaipėdos universitete antrą kartą startavo Platono akademija. Tai šeštadieninė filosofijos mokykla 11 ir 12 klasių moksleiviams iš visos Lietuvos. Pasak Klaipėdos universiteto filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėjos, profesorės daktarės Dalios Marijos Stančienės, Platono akademijos tikslas suteikti papildomų žinių moksleiviams. Pirmi metai mes šiemet turime programą kultūros ir medijų filosofija, todėl norėjom plačiau supažindinti moksleivius, kad jie žinotų, ko mokoma, kokią specialybę, ir todėl mes nutarėm įsteigti Platono akademiją moksleiviams, kad jie plačiau susipažintų, kas daroma universitete ir šiek tiek žinių jiems iš filosofijos, iš medijų, kad įgytų. Pabendrautų su mūsų dėstytojais, priprastų prie aplinkos universitetinės. Moksleiviai Platono akademiją susirinko norėdami atrasti save ir iš arčiau susipažinti su filosofinėmis idėjomis. Visų pirma, tai sužinojau iš mūsų mokyklos administracijos ir
Tai visada buvo mano tokia maža svajonė, taip daugiau sužinoti apie filosofiją ir labiau gilintis ją. Ir ta galimybė atsirado pati savaime ir aš aišku, ją pasinaudojau. Man tai atrodo labai nuostabu, kad iš viso Klaipėdoje įsikūrė šitą Platono akademiją. Tikriausiai tai, kad gali labai toli nuklysti į šoną ir užsimiršti, beklaidžiant po tas savo mintis. Tai kai koks hobis, galim sakyti. Ja. Tiesiog pabėgi ir pradedi mąstyti apie save, ką tu nori pakeisti, ką tu nenori keisti ir visą tai kažkaip, ką žinau, įkvepia gal kartais netgi. Per šį pusmetį moksleiviai ne tik susipažins su platoniškomis idėjomis, bet ir ieškos jų atitikmenų medijose, diskutuos įvairiomis temomis. Na, o Platono akademijos absolventų, pasirinkusių Klaipėdos universitete studijuoti kultūros ir medijų filosofiją, laukia staigmena. Taip, jeigu moksleiviai susidomės ir jie tikrai bus lankę visą mūsų mokyklą, tai dalis kreditų, pavyzdžiui, yra 6 kreditai filosofijos istorijos, o jie bus kažką išklausę. Tai, pavyzdžiui, 3 kreditus jau jie bus užsidirbę iš anksto. Registracija į šią akademiją vyks visus metus, tačiau praleidę daugiau paskaitų jaunuoliai neteks galimybės gauti Platono akademijos baigimo pažymėjimų. Informaciją apie Platono akademiją ir kaip į ją užsiregistruoti rasite Klaipėdos universiteto internetinėje svetainėje. Vakarų ekspresas. Vienintelis tikrai klaipėdietiškas. Kasmet priėmimą į menų krypties studijas tvarka susilaukia tiek specialistų, tiek švietimo ministerijos atstovų diskusijų. Kokie pakeitimai būtų reikalingi priimant studentus į šios krypties studijas? Apie tai šiandien kalbėsime su Klaipėdos universiteto menų fakulteto dekanu profesoriumi Vytautu Tetensku. Gerbiamas profesoriau, gal galėtumėte trumpai papasakoti, kokia yra priėmimo į menų krypties studijas tvarka šiuo metu? Reikia turbūt pasakyti, kad stojimas į menų krypties studijas nieko nepasikeitė, kaip ir buvo praeitais metais, kaip jau 3 metus vyksta. Naujoji vyriausybė savo programai buvo numačiusi, kad jinai panaikins krepšelius, sugrąžins egzaminus į aukštasias mokyklas, nes dabar, kaip žinome, egzaminai vyksta vienoje iš mokyklų. Yra bendros komisijos sudarytos, pavyzdžiui, mūsų menų fakultete vyks stojamieji egzaminai į liaudies instrumentus ir akordeoną, į džiazą, į režisūrą 2-3 turai ir į choreografiją ir sportinius šokius. Tai šitas ir buvo prieš kelis metus, kai buvo priimtas šitas įstatymas 2009 metais. Tai taip ir vykdavo. Mes, aišku, norėtume, mūsų didžioji svajonė yra, kad tos studijos būtų sumažintos kainos, nes dabartinės kainos yra nenormalios. Ne vienas tėvas turbūt negali sumokėti už studentą 18 000 litų. Atlikimo mene yra tokios kainos. Režisūroje, ten choreografijai truputėlį jos mažesnės yra, bet atlikimo mene yra tokios sumos. Tai yra neįmanoma ir jeigu mūsų vadovybė nepamažintų kainų, tai praktiškai sunku būtų studentam studijuoti su tokiom kainom ir galima sakyti, kad niekas nestudijuotų, nes tokių sumų tikrai niekas nemokėtų. Na, galbūt turite pasiūlymų, kaip būtų galima pakeisti tiesiog tą dabartinę vyraujančią tvarką? Oi, mes jau prisiūlėm labai daug. Nuo pat įstatymo priėmimo pradžios važinėjame į ministeriją, buvom pasiekę ir prezidentūrą. Tai šiek tiek tas egzaminas menų pasikeitė, nes buvo visi menai sumesti į vieną krūvą, kaip aš vadinu. Ir dailė, ir architektūra, ir muzika, ir šokis, ir teatras, viskas buvo vienam katile, taip sakykim. Tai po apsilankimo pas prezidentę, tai buvo turbūt 2010 gal metais, tada buvo jau pakeista ir muzika atskirta, šokis atskirtas ir teatras atskirtas, ir architektūra atskirta. O šitos kryptis buvo atskirtos atskirai ir dabar jau kiekvienas šitas savo kryptis laiko atskirai egzaminus. Tai šiek tiek palengvino. Bet šiaip tai mes esam tokios nuomonės, kad tokie krepšeliai, kaip po krepšeliai, jie visiškai nereikalingi. Jie niekam nereikalingi, nes mes savo rankom tos vaikus įstumėm į užsienį, jie važiuoja ten, kur yra pigesni mokslai arba iš viso nekainuoja.
Tai yra Europos Sąjungoje ir mūsų gerai paruošti konservatorijose arba meno mokyklose vaikai važiuoja ir jie įskestom rankom juos ten priima. O mes savo prarandame kadrus. Taip, kad čia yra diskusija be galo. Vyriausybės atstovai, tarp jų ir pats švietimo ir mokslo ministras, nekartą kalbėjo apie galimybę brandos egzaminus stojantiems į menų krypties studijas pakeisti stojamuoju egzaminu. Kiek tai yra reikalinga ir tiesiog kuo tai bus apskritai naudinga? Nu tai, žiūrėkime, anksčiau ir nebuvo tų brandos egzaminų. Buvo stojamasis specialybės egzaminas ir tuo pasibaigdavo stojamieji egzaminai. O dabar, norėdami galbūt patikrinti geriau žinias, bet aš tai laikaus tos nuomonės, kad jeigu vaikas bendro lavinimo mokykloje neišmoko rašyti, tai jis per tą egzaminą irgi nieko jam neduos tas egzaminas ir jis nieko geresnio neišmoks. Nes čia reikėtų atsigręžti ir į bendro lavinimo mokyklas ir pažiūrėti, ypač dekanai šitą labai gerai mato, nes studentai rašo daug prašymų visokių ir stipendijų prašo, ir bendrabučio prašo, ir kai parašo pareiškimą, tai kartais, žinokit, reikia raudonuoti už tą patį studentą. Nes klaidų yra kiekvienam sakiny buvo viena mažiausia. Va, taip, kad aš labai didelės reikšmės šitiem egzaminam tikrai neteikčiau. Gal galėtumėte įvardinti, pavyzdžiui, praėjusiais arba šiais metais buvo stojančių į menų krypties studijas ir kiek įstojo į nemokamas vietas? Skaičiu aš nepasižiūrėjau, nepasakysiu tiksliai, bet kažkur tai, man atrodo, kad apie 50 mes priėmėm praeitais metais į nemokamas vietas. Bet buvo dar keletas, kurie stojo ir į mokamas vietas ir paskui mes jiems sumažinom mokestį tą. O iš viso tiek ir buvo, kiek buvo stojančių, tiek ir priėmėt, ar buvo stojančių? Ne, buvo, kurie neįstojo, kaip jie nepateko į nemokamas vietas ir paprasčiausiai jie nestojo, nes jie išvažiavo kitur, nes negavo finansavimo ir jie pasirinko arba užsienio mokyklas, arba paprasčiausiai, kad ir Lietuvoje įstojo visiškai nei meno krypties specialybės ir taip žmogus, ką veikė, ten, sakykime, 10 metų mokės muzikos, taip jisai, kaip čia pasakyti, jis lieka paprasčiausia visai kitoj srity ir jis su menu nebus susijęs tada, jeigu jis taip atsitinka, kad jis iškeliauja kitur. Gal išvelgiate tiek studentams stojantiems į menų krypties studijas, tiek menų fakultetui reikalingų pakeitimų? Mes pasikeitimus jau įvykdėm praeitais metais ir labai drastiškai šitą padarėm. Pas mus buvo 11 katedrų, liko 7. Mes sujungėm atlikimo meno visas instrumentinės katedras ir pavadinom ją instrumentinės muzikos katedrą. Bet aš noriu pasakyti, kad kai kurie bando aiškinti, kad čia mes panaikinom kai kurias specialybės, nieko panašaus. Mes nieko nepanaikinom, visos specialybės, kurios buvo studijų programos, tos ir išliko. Tai yra liaudies muzika, džiazo muzika, pučiamų ir styginių muzika ir fortepijono. Čia yra didžiausia katedra sujungta į vieną. Bet visos studijų programos, dar kartą kartuoju, yra paliktos, išlikusios ir jos bus, niekas jų nesiruošia naikinti. Kita katedra dabar yra pavadinta vokalinės muzikos, tai yra choro dirigavimo ir dainavimo katedra buvusi sujungta į vieną. Ir muzikos pedagogika sujungta su muzikos teorija ir istorija. Tai va šitos katedros yra apjungtos, o sportiniai šokiai, choreografijos katedra, ir režisūra, ir dailė, kaip buvo, taip ir liko. Jos nesujungtus. Bet čia reikėtų gal dar truputėlį ir pasigirti mum. Mes neseniai dalyvavome prezidentūroje, prezidentė apdovanojo mūsų studentus, kurie praeitais metais laimėjo tarptautiniuose konkursuose laureatų vardus. Tai buvo 3 pianistės ir 3 buvo birbynininkai. Tos pianistės 2 mergaitės yra pakviestos koncertuoti vienoje žymiausių pasaulio scenų Niujorke ir jos ten 27 berods gegužės važiuos su savo profesorė Tatjana Romaškina ir gros toj salėje. Tai mums irgi didelis džiaugsmas ir labai turime kuo pasigirti. Dabar praeitą penktadienį, šeštadienį liaudies muzikos katedros studentai irgi dalyvavo Respublikinėme Jono Švedo konkurse. Irgi vienas užėmė 2 vietą, kitas gavo diplomą. Ir dar vienas padėkos raštą. Tai manau, kad irgi pasiekimas yra nemažas. Na ir dėkui tuomet jums už pokalbį ir ačiū žiūrėjusiems.
Pastaruoju metu be nedaugiausiai atgarsių akademinėme pasaulyje susilaukė naujoji vyriausybės patvirtinta stojimo į aukštąsias mokslo įstaigas ir studijų finansavimo tvarka. Apie naujosios tvarkos priėmimo priežastis ir naudą Lietuvos švietimo sistemai jums papasakos švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus. Šiemet vyriausybė pradėjo didinti iš tikrųjų užsakymą valstybės į kai kurias specialybės. Pirmiausia, turiu galvoje technologijų studijų, inžinerinės specialybės ir savame suprantama, šis toks sprendimas pirmiausia buvo sąlygotas tuo, kad pradėjo pasijautė ir tai pasakė ir pramonininkų konfederacija ir kitos institucijos, pasijautė trūkumas tų specialistų, kurių iš tikrųjų anksčiau būdavo rengiama labai daug, bet įsigalėjus krepšelių reformai, kada pradėjo visi srautai plūsti į socialinius mokslus, savame suprantama, tapo aišku, kad ateityje tokių specialistų gali labai pritrūkti. Socialinių mokslų specialistų mes rengėme šiek tiek per daug, tai netitinko rinkos poreikius ir savame suprantama, tada vyriausybė priima sprendimą valstybės lėšomis rengti tos specialistus, kurie gali sąlygoti ūkio pažangą, gali kurti naujas darbo vietas, o tokios be abejo yra vietos susijėtos su naujomis technologijomis, jų kūrimu, jų įdiegimu ir taip toliau. Ar ši tvarka, kada daugiau atsiranda studijų krypčių, nėra kokia tai diskriminacinė ir nėra prašiau besimokantis moksleiviai, kokiu tai būdu skatinami rinktis tas kryptis, kuriuose, sakykime, yra įvestas tam tikras vyriausybės reguliavimas. Tai yra visiškai netiesa. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad iš 128 studijų krypčių reguliuojama tik 19 studijų krypčių grupių. Tai yra palyginti labai mažas skaičius, lyginant su visomis studijų kryptimis. Todėl ir toliau išlieka galimybė pasirinkti tarp krypčių daugybę studijų programų, o jų yra daugiau keli šimtai, beveik 1000. Žodžiu, iš tikrųjų studentai turi galimybę rinktis labai populiarias, jiems patrauklės studijų programas. Tačiau šita vyriausybė yra pasakius labai aiškiai. Valstybės reguliavimas turi būti, negalima paleisti laisvosios rinkos principais paremto studentų priėmimo, nes tai ilgainiui gali atsiliepti mūsų šalies ateičiai. Todėl tas žodis diskriminacinis iš principo yra neteisingas ir mano supratimu labiau padiktuotas dabartinės opozicijos, kuri ir įvėlė Lietuvai šitą chaosą ir jiems tenka didelė atsakomybė už tai, kas vyksta dabar aukštajame moksle. Tai buvo viskas, ką šiandien jums, mieli žiūrovai, norėjome parodyti. Nepamirškite akademinės naujienas sekti mūsų Facebook puslapyje, o nespėjusius pamatyti laidos šiandien, raginu tai padaryti pirmadienį 9:30 min. Turiningo savaitgalio. Iki.